Sveikinimai treneriui su pergalė, kažkaip kentėjot ir iškentėjot ten iki rungtynių pabaigos. Nu jo, iškentėjom, merginą sveikinu su pergalė, šiaip iš esmės labai gera kova, parodė, kaip sakau, kad gali kovoti, tai prieš tai varžybos buvo tokios nekovojančios, tai šį kartą sureagavo, labai ačiū joms. Kas šiandien treneriui laimėjo? Ar gynyba, ar puolimas, ar sėkmė, kaip pats iš šono matot, kokia pagrindinė detalė šiandien tą pergalę atnešė? Manau, gynyba, krepšinis prasideda nuo gynybos. Eva Pernavaitė, nežinau, kaip sakyti, ar sezono, ar net karjeros rungtynės sužaidė sunkus tas sezonas jai, kiek džiugu už jos pasirodymą. Labai džiaugiuosi už ją ir taip toliau turės varyti. Kalbant apie patį sezoną, banguotas sunkus ir vėl tokia pergalė prieš LCC, kiek gali pakelti ant sparnų šitą komandą, kad jos gali visai neblogus rezultatus šiemet pasiekti. Ta pergalė labai svarbi tam, kad jos patikėtų savim, kad jos gali tikrai daug ką nuveikti aikštelį ir sveikinu už tai su jas dar kartelį. Sveikinimai su pergalė, kankino LCC su savo tą gynybą visas rungtynės, kaip pavyko išlipti iš to spaudimo šiandien. Ačiū iš sveikinimus. Tai taip ir pavyko, baudavo, mes susimetėm baudas, išbėgom ant greito, nubaudėm, kaip ir treneris sakė, kad nubaus gynybą ir pakeis jos tą gynybą, tai ir nubaudėm gynybą ir matom rezultatą. Trečiam kėliny pati įmėjusi labai daug iniciatyvos, pirmoji pusėje taip ramėjo, antroji. Ar buvo tokia nuojauta, kad čia ant tavo rungtynės bus, ar natūraliai taip viskas gavosi? Nuojautas natūraliai, nežinau. Atsirado gal tas toks antras kvepavimas, pajaučiau, kad galiu, matau, kad gynyba žioplinėja, tai ir nubaudė. Rungtynių pabaigoje irgi tos lemiamos baudelės sumestos, buvo tokia biški, galvoji kažkokių minčių, kas bus, jeigu nepataikysiu, ar jau per tiek metų tos smegenys išjungiamas baudas metant? Blemba, pirmą kartą reikėjo tokias lemiamas baudas mest, tai buvo, gal kai mečiau nebuvo, bet žiūrint tą kamulio trajektoriją, tai biški rankos taip sudrebėjo, jau norėjus ir porą kartų šau, kad kovokit kamulį, bet sukrito.